Socialdemokratas Gediminas Kirkilas sako, kad sutarimas tarp partijų yra. Anot jo, dėl papildomo finansavimo gynybai kitos sritys neturėtų nukentėti. Vyriausybė turėtų apsispręsti dėl krašto apsaugos biudžeto padidinimo ir didinimo iki 2% per keletą metų. Partijos atrodo sutarė, kol kas nėra prieštaravimų. Aišku, kad partijos diskutuoti dėl šito susitarimo pasiteisinimų lygiai kryme, o krašto apsaugos biudžeto didinimas, aišku, jis nebus pažeidžiamas. Lietuvos makroekonominis rodiklis rodo, kad mums reikalinga integruoti eurą, kurios paprastai, jeigu vykdavo grąžinti pensijas. Seimo vicepirmininkas Gediminas Kirkilas šeštadienį minint Lietuvos įstojimo į NATO 10-metį žadama pasirašyti ir atnaujintą partijų susitarimą dėl lėšų šalies gynybai. Premjeras anksčiau yra sakęs, kad asignavimai šalies gynybai turi būti palaipsniui didinami ir 2016-aisiais pasiekti 1% bendrojo vidaus produkto. Šiuo metu krašto apsaugai Lietuva skiria 0,8%, tuo metu NATO narių biudžetas turėtų siekti 2% bendrojo vidaus produkto. Seimo biudžeto ir finansų komitetas su saugumo struktūrų atstovais ir kitais pareigūnais aptars Rusijos ir Ukrainos konflikto grėsmes bei galimus padarinius Lietuvai. Neviešas pasitarimas dėl galimų biudžeto pajamų sumažėjimo ir bendrojo vidaus produkto augimo prognozių vyks specialiai apsaugotame kabinete Seime. Premjero teigimu vyriausybė suskaičiavo, kad finansiniai ir ekonominiai šalies praradimai dėl Rusijos ir Ukrainos konflikto šiemet gali sudaryti daugiau nei 1,5% bendrojo vidaus produkto. Parlamentinė laikinoji tyrimo komisija, kuri aiškinosi buvusios vyriausybės veiklą energetikoje, šiandien bandys patvirtinti išvadą ir Seimui pateikti atsakymus į klausimus. Pasak komisijos pirmininko Artūro Skardžiaus, vakar buvo nuspręsta nebeprašyti leidimo tęsti veiklą bei išsamiau tirti suskystintųjų gamtinių dujų terminalo Klaipėdoje projektą. Vienas komisijos siūlymų bus atlikti nepriklausomą projekto auditą, kai terminalo statyba bus baigta. Audito išvada turėtų būti teikiama Seimui. Prezidentė Dalia Grybauskaitė ir socialdemokratas europarlamentaras Zigmantas Balčytis vyriausiai rinkimų komisijai šiandien pateiks rinkėjų remiančių jų kandidatūras parašus. Juos jau yra pateikę darbo partijos kandidatas Artūras Paulauskas bei Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos vadovas europarlamentaras Valdemaras Tomaševskis. Komisija įregistruoja asmenį kandidatu į prezidentus, jei jį remia ne mažiau kaip 20 000 rinkėjų. Parašų rinkimo lapus komisijai reikia pristatyti iki kovo 27 dienos. Prezidento rinkimai vyks gegužės 11-ąją. Vilniaus meras sako, kad po rekonstrukcijos sostinės Kalvarijų turgus bus patogesnis tiek prekeiviams, tiek klientams. Šiandien oficialiai pradedama šio turgaus rekonstrukcija. Artūras Zuokas teigia, kad prekiautojams mokestis turguje, seniesiems prekiautojams mokestis turguje nesikeis, o pakeitimų numatoma tik naujiesiems. Pertvarkant, sutvarkant turgų, restauruojant esamus paveldosauginius pastatus. Išorė mažai keisis, bet aišku, jie turės naują technologiją, naują įrangą, šaldytuvą įrangą, stadioną sutvarkyti fasadą ir visą kitą. Lauko prekyba išliks, tik tai jinai bus dengta ir apsaugoti bus prekeiviai ir pirkėjai nuo lietaus, taigi bus daugiau patogumo visiems. Kalbant apie kainas, tai prekeiviai, kurie iki sutarties pasirašymo turėjo sutartis, jiem yra suteikta garantija 3 metų dėl išlaikymo tos pačios kainos. Tik tai naujai sukurtom vietom investuotojai galės taikyti kitą kainodarą. Bet kuriuo atveju laiką rinka lems, kokia ta prekybos vietos kaina bus. Vilniaus meras Artūras Zuokas per neilgiau nei 4 metus truksiančią rekonstrukciją Kalvarijų turgaus darbas nenutrūks, daugės darbo vietų, tačiau prekės keisis. Į Kalvarijų turgaus rekonstrukciją bus investuota 25 milijonai litų. Pietinėje Indijos vandenyno dalyje atnaujintos Malaizijos lėktuvo paieškos, kurios buvo nutrauktos dėl prastų orų. Australijos valdžia pranešė, kad operacijoje dalyvauja 12 lėktuvų. Į vietą esančią maždaug už 2,5 tūkstančio kilometrų pietvakarius nuo Australijos Perto miesto iš Antarktidos pusės plaukė Kinijos ledlaužis. Paieškos teritorija nustatyta, kai vandenyno paviršiuje iš palydovo buvo aptikti objektai, kuriuos Malaizijos valdžia laiko dingusio lėktuvo nuolaužomis. Pirmadienį Malaizijos premjeras pareiškė, kad orlaivis sudužo, o juo skridę žmonės laikomi žuvusiais. Keleivių artimieji reikalauja pateikti jiems įrodymų, kad iš tiesų taip atsitiko. Laineriu iš Kvala Lumpūro į Pekiną skrido 239 žmonės. Malaizijos valdžia mano, kad lėktuvo kursas buvo pakeistas specialiai. Sporto pranešimai ir Marius Andrijauskas. Labas rytas.
Valensijos krepšininkai Europos taurės turnyro pusfinalyje Ispanijos komandai vietą tarp 4 pajėgiausių garantavo pergalę 32 taškų skirtumu pirmosiose ketvirtfinalio rungtynėse su Berlyno Alba. Atsakomajame susitikime Vokietijoje pajėgesnė buvo Alba 78-73. Šį vakarą žaidžiamos ir likusios ketvirtfinalio rungtynės. Tai čempionate Toronto Raptors Cleveland'e 100-102 nusileido Cavaliers krepšininkams. Svečiams trūko naudingo Jono Valančiūno žaidimo. Lietuvis surinko 4 taškus ir sugriebė 3 kamuolius. Lietuvos moterų krepšinio lygos ketvirtfinalyje Klaipėdos Fortuna savo aikštėje 73-53 nugalėjo Kauno Aistės ir laimėjo seriją iki 2 pergalių 2-1. Fortuna pusfinalyje žais su čempionėmis Vilniaus Kibirkšties Viči krepšininkėmis. Kita pora Kauno rajono Hoptrans Sirenos ir Marijampolės